šio sezono tai buvo pačios prasčiausios mūsų žaistos varžybos. Tiesa, pavyko išplėšti pergalę, svarbiausia 3 taškai, o kitose varžybose stengsimės taisyti savo klaidas ir žaisti geriau. Ko gero, geresnės gimtadienio dovanos komandos draugai negalėjo sugalvoti. Nu jo, visa komanda stengiasi, prieš varžybas taip pat pasveikino visi. Buvau nusiteikęs įmušti įvartį, pavyko įmušti 2. Dviguba šventė. Pernai pavyko su Tauru įmušti 2 įvarčius, šiandien dabar su Atletu. Ar kurios geresnės rungtynės palygink abi karjeros, kurios geriausios? Gal šiandien per savo gimtadienį? Ne, manau, visos rungtynės geros, kuriuose įmuš įvartį. Bet manau, su Tauru buvo geresnės, nes žaidėm akiai patrauklesnį futbolą. Šios rungtynės neatspindėjo mūsų tikrojo žaidimo, manau. Buvo atlikti 2 komandos draugo Igorio tikslus perdavimai, patogus, kurie išvedė mane prieš vartininką ir man teliko pasiųsti kamuolį į vartus. Komandos naujokai Igoris Kozlovas ir Pavelas Naglis, tavo manymu, kokį įspūdį palieka komandos draugai? Pakankamai gerą įspūdį jie palieka. Vartuose Naglis žaidžia vis patikimiau, o Igoris centre tvarko puikiai. Antra Šiaulių pergalė iš eilės. Kiek dar Edvinas Jasaitis gali pergalių pažadėti komandos sirgaliams? Aš negaliu pažadėti asmeniškai. Čia visos komandos nuopelnas, manau. Stengsimės, dirbsim. Ten linkme, kad siekti kuo aukščiausių tikslų. Eilinį kartą varžybas su Kauno Atletu susiklostė, sakyčiau, tikrai sunkiai. Visas 90 minučių turėjom vargą. Aš jau vyrams sakiau prieš varžybas, kad reikia kiekvieną varžovą vertinti ir gerbti. Ir varžybos tik tai 90 minučių gali pasakyti, kuri komanda tą dieną stipresnė. Vėl šiandien pirmam kėliny pritrūkom koncentracijos, galbūt kažkokio tai susikaupimo. Kai kurie žaidėjai leidžia savo, nes nežinau, nepasakysiu, mes negalim taip žaisti, neišnaudoti, tiek daryti techninio broko, tikrai tai reikia kai kuriems susimastyti. Taip kad gerai, kad antrą kėlinį šiek tiek žaidimą pakoregavom ir įvartis ir dar prabūt turėjom. Aišku, netenkina, sakyčiau, šiai dienai daugeliu aspektų žaidimas ir kamuolio kontrolę pritrūkom šiandien ir labai daug žaidėjai patys vieni bandė individualiai kažką spręsti, to nepavyko, dėja vėl puoliai neįmuša įvarčių, taip kad, sakyčiau, šiandieną galbūt vienintelis Jasaitis sužaidė taip kaip panašiai, kaip aš norėčiau. Galbūt Jasaičiui gimtadienio proga ir žaidėt per jį šiandien, stengiatės, kad jis įvarčius pelnytų? Sakykime, 2 įvarčiai tai gerai, per rungtynes saugų įmušti yra tikrai gerai, laiku atsidengė, laiku apžaidė, ypač antras įvartis, taip kad tik tai būtų daugiau tokių, kad nepagalvoti, aišku, dar ir klaidų jisai pat šiandien darė, bet sakykime taip, kad šiandien geriausios turbūt jo varžybos buvo šį sezoną ir tikiuosi ne paskutinis. Antra pergalė iš eilės, kiek dar treneris gali pergalį pažadėti komandos sirgaliams? Taip, treneris daug gali prižadėti, svarbu kaip žaidėjai, trenerio vykdys nurodymus, trenerio perims trenerio pasakyti žodžius, taip kad dar šiandien, sakyčiau, kiekvienos rungtynėse sieksim pergalės ir tikiuosi, kad jų dar bus daug šį sezoną. Neskaitau, šiandien rungtynės pasisekė, gerai vyrukai sužaidė, tikrai ir tokia dvasia kovinga buvo. Ir pirmam, jeigu taip pakilinuką pažiūrėti, pirmam kėlinį iš kampinio turėjo įmušti Marozas pasiekti įvartį, po to Mikalauskas neišnaudojo, ne 100%, 90% progelę, o praleidom tokį, sakysim, nelogiškai visiškai įvartį. Antram kėlinį vėlgi, esant lygiam rezultatui, norėjosi tos pergalės siekti, pabėgom į priekį ir Šiauliai gana sėkmingai, ko labiausiai bijojom, ant kontratakos pagavo mus ir įmušė tą įvartį. Visumai pasakyti galima, kad gavosi šiandien tikrai linksmos rungtynės. Turėtų būti, nežinau kaip čia per televiziją atrodė, bet taip, čia natūroje tai gyvos. Tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės, tokia kova vyko. Ir bent jau lygiai buvau nusipelnę šiandien, mano manimu. Gaila, kad tokiai kovai tenka pralaimėti. Su Šiauliais visada tarsi
Pernai Teledemai, šiemet Atletai tarsi sekasi žaisti, ar parankus varžovas, ar kaip? Nu, kaip akcentavo mums, kaip su jais, sėkmės kažkiek yra, tačiau daugelį įvarčių mes įmušam jiems iš standartinių padėčių. Praeitais metais jos taip įmušinėjom ir šiemet, žiūrį, krito tas įvartukas iš standartinių. Nu, o kad sekasi, galbūt taip pat jauna komanda jų, tačiau jie turi keletą patyrusių žaidėjų, kurie juos ten pareguliuoja tiek gynyboje, tiek saugiuose. Tai čia yra didelis pliusas, kaip jaunai komandai yra tokių keletą patyrusių ir šiek tiek pastumdo tuos jaunus žaidėjus ir gana lengviau gaunasi žaisti. O bendrai sumai Šiauliai tokia nebloga, greita komanda, mėgstanti kontratakuoti ir gerai kontratakuoja. Tačiau šiandieną buvom verti lygių. Atletas kol kas dar su -6 taškais, tai gal čia kokia užkeikta riba, kad nepavyksta peržengti? Tiesiog mes ilgą laiką buvom tokioj nežinioj. Tai kokioj lygoje žaisim, kaip žaisim. Tas pasiruošimas toks vyko, toks kontrolinio rungtynių neturėjom praktiškai sužaidę. Vis taip, toks tampimasis vyko ir dabar norėtųsi pabrėžti, kad pradedant nuo Gargždų, paskui tenai draugiškos su Skontu, žaidimo kokybė vis gerėja. Jau pradėjo toksai gautis abipusės supratimas, toksai ir perdavimų tikslesnių daugiau jau gavosi, ir toksai komandinė dvasia gerėja. Taip, pasakyčiau, taip kopiam aukštyn. Ir tik tiek, kad toks sunkus laikotarpis dabar ateina. Ir Sūduva, ir Vėtra, ir ekranas. Nu, va šitą, bet niekur nesidėsi, reikės šitą barjerą praeiti.